Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Mantai, primink, kuriais tu metais esi gimęs? 89. Žinau šitą, tiesiog norėjau, kad pats tai pasakytum garsiai, kaip ir aš. Tai ar žinai, kokie įvykiai įvyko tais metais pasaulyje ir Lietuvoje svarbus? Griuvo Berlyno siena. Teisingai. Dar? 89 aš gimiau. Ir darbo Lietuvoje. 89 metais Lietuvoje. Ir dargi Baltijos kelias. Taip, Baltijos kelias, jo. Buvo paminėjimas, 30 metais buvo, ne? 19 metais. Jo. Šiandien Skim podcast'e Mantas Ambraška svečiuojasi, tai yra antroji šio sezono laida. Ir šiais metais, kaip jau minėjome, būsime pakeitę šiek tiek Skim podcastų koncepciją. Ši taurė yra, kaip žinia, ant stalo padėta ne veltui. Jos viduje yra temos, klausimai, kuriuos uždavė ir mūsų žiūrovai, ir tėveliai, ir vaikai, ir laidų vedėjai, kas be ko. Tai manau, kad tai pokalbiai priduos tam tikro žavesio, ekspronto. Paimsim tą taurę prie tavęs, ar čia padėsim? Jo. Tai dabar man reikės traukti, ne? Jo, gal ir da pradedam. Turime pokalbiui pusę valandos, tai žiūrėsime, kiek užriepsime temų. Gerai išmaišyk jo ir ištrauk, pažiūrėsime, kur čia mūsų pokalbis nueis per tą pusvalandį. Didelis lapas, turbūt ilgas klausimas. Mantas Ambraška dirba Skame nuo 2012, beje, pasakysiu tą faktą, kol jis čia žiūri, ką ištraukė. Taip, klausimas žiūrėjo, kaip tik apie tai. Geras. SKM dirbi nuo 2012 metų, kaip per tą laiką pasikeitė krepšinio mokykla ir tu kaip treneris ir žmogus. Matai, koks iškart rimtas klausimas. Tai keičiasi, aišku, viskas keičiasi. Keičiasi, žmonės keičiasi ir keičiasi darbo kažkokia specifika, visi judami prieki, atsiranda technologijos, atsiranda galų gale keičiasi vaikų kartos, keičiasi tėveliai, visi keičiamės ir aš galvoju, kad einam gerą linkmę. O aš pats irgi keičiuosi, tai lygiai taip pat kaip keičiasi vaikai, kaip treneriai, kaip tėvai, mes visi keičiamės. Svarbiausia tobulėti ir eiti tuo procesu užtikrintai. Ok, tada dar traukiam. Pažiūrim, kas čia bus toliau. Tai žiūrim toliau. Antras klausimas. Ar teko susidurti su tėvais, kurie per daug kišasi į ugdymo procesą? O šitas geras. Ką su tokiais darai? Šitas žiauriai geras. Labai norėjau, kad šitą ištrauktų. Jo, šiaip iš tikrųjų tai čia labai geras klausimas, ypač aš manau, kad treneriam, kurie dirba neseniai, pradėjo dirbti, tai čia 1-2 metai, aš pats atsimenu, kai pradėjau dirbti, tai visokių tėvų būdavo ir klausimų įvairių būdavo, bet aš manau, kad turi laikyti kontaktą, turi turėti tam tikras ribas nusibrėžęs ir jų laikytis. Ir kaip sakau, kaip ir vaikai, kaip ir taip ir tėvai, turi būti ir tam tikras ryšys ir turi būti tam tikra riba, kur yra draugystė ir kur yra darbas. Tai va šitą reikia iš tikrųjų užakcentuoti ir manau, kad laikytis pagrindas. Ir kaip to sekasi daryti tau? Oi, kaip sekasi. Tai aš visada turiu tėvelių, kurie ateina ir treniruotės stebi, pasižiūri, pasišnekam. Tai čia yra vėlgi trenerio kažkoks tai asmeninis nusistatymas. Arba leidė, arba ne. Čia visiškai individualu, bet niekada nereikia dasileisti iki to, kad ten treneris turi klausyti, ką tėvelis sako, kaip būdavo Romanovo laikais, ar ne Žalgirį. Ateina su lapeliais ir sako, su lapeliais niekas pas mane nevaikšto, tai manau gal tada gerai. Jo, čia turbūt jau būtų, jeigu kalbėjai apie ribas, tai čia ir būtų tavo riba, ar ne, jeigu ateitų kažkas su lapeliu arba su deriniu, kurį reiktų žaisti. Taip. Čia jau yra, taip jau neturėtų būti. O prie tos pačios temos, nežinau, ar ištrauksiu apie tai klausimą ar ne, bet reikia paklausti tada, nes labai gerai užėjo tema. Tai jeigu ateina tėvai su savo tam tikru nusistatymų ir vaikai ateina su tam tikrų nusistatymų, kaip pats užaugai kokioj aplinkoj, ar tai buvo labiau griežtas treneris, ar laisvesnio pobūdžio ir koks pats esi dabar treneris?
Mano treneris buvo Kastytis Kunrotas, pirmasis, ir aš ilgai su juo, mes kartu dirbom, ilgai aš buvau sporto mokykloje kaip žaidėjas ir daug ko išmokau, aš stebėjau trenerį, jis man imponavo, tada, kaip sakyt, tos vertybės galbūt požiūris į darbą ir į žmogų padėjo man, sakykim, susiformuoti kažkokiam kaip treneriu tam tokiam bagažui, dar pačiam žaidžiant. Tai buvo toks geras miksas, kaip sakau, nebuvo nei per griežtai, nebuvo nei buvo kontrolė ir tu negali visada būti tik griežtas ir, kaip sako, žaidėjai eina į treniruotę kaip į lažą. Tai turi būti ribos, turi būti kažkur tai įvairovė. Ir reikia atrasti aukso viduriuką. Kiekviena treniruotė gali būti skirtinga. Vienoje treniruotėje tu gali daugiau, sakykime, leisti emocijom griežčiau kažką pasakyti, o kitose treniruotėse dirbi visiškai maksimaliai ir nereikia nei to balso gal kelt, sakykime. Tai kaip tu pateiksi treniruotę, kaip tu joje, kaip tu pradžioj treniruotės matai, kaip žaidėjai nusiteikia ir tu tai reaguoji. Kažką greičiau pasakai, duodi biškiai pabėgioti. Kas nori iš tikrųjų tai patirti, tai labai kviečiam į Manto Ambraškos treniruotės, ar dar bus laisvų vietų šį sezoną? Bus, dar yra ir kviečiam 10-11 metų komandoje berniukų. Tikrai dar yra vietų, tai tikrai kviečiam ir su vyriausiais taip pat prisijungti norinčius 26-7 metų gimimo. Tai jeigu yra noras, ateikit, pabandykit. Laukiu rungtynės. Visada sakau ateiti, pabandyti, pasižiūrėti, ar tau tiks komanda, ar tau tinka treneris. Ir tada arba dirbam kartu, arba ieškam toliau. Krepšinis sportuoti reikia. Krepšinis yra gera sporto šaka, turi daug disciplininių dalykų, kurie padeda gyvenime. Taip. Arba jeigu nepatinka krepšinis, galima įšvęsti savo gimtadienį. Gimtadieniai pas mus labai smagus. Čia Mantas užsiima ne tik krepšinio darbo aikštėje, bet ir organizavimu įvairių švenčių, konkrečiai gimtadienių. Tai vat Mantas atsigaivins ir pasakys, kas čia vyksta, kokios čia šventės vyksta Skeme, už kurias tu esi atsakingas. Jo, linkėjimai Vadai Pacauskienei, aš iš jos šią idėją perėmiau Skeme. Jinai pradėjo tos gimtadienius daryti turbūt apie 10 metų atgal gal netgi. Ir šiaip labai yra įdomi idėja ir kas įdomiausia, kad pati idėja, jinai yra vienijanti tą, kaip sakyt, vaiko ir tėvelio, ypatingai jaunesniam amžiui, vaiko ir tėvelio santyki ir jis, sakykime, labai atsiskleidžia užduotyse, nebūtinai, sakykime, užduotyse su kamuoliu, žaidime, krepšinio žaidime, jeigu užduotys yra be kamuolio, sakykime, kažkokios tai komandinės rungtys, kur tikrai matai, kad yra ryšys ir, sako, tėvelis ateina kartais, sako, mes prieš tai šito nedarydom, bet kaip fainiai, kaip gerai. Tai tas nuoširdumas toks, tas krepšinio gimtadienių fone, jisai labai priduoda tokio natūralumo ir vaikai labai patenkinti, tėvai patenkinti. Vėlgi, tai yra visai kitaip, negu yra, sakykime, žaidimų kambariai ir kažkas tokio. Tu dviračio neišrasi, bet tą gimtadienį gali padaryti labai jauku, tai bendruomeniai, tėveliam, vaikam ir jis tikrai tokia, gaunasi, sakykime, gana greit praeinanti ten porą valandų, bet ta pramoga, jinai tokia, jinai išlieka atsiminimu. Tai pasikrauni gerų emocijų. Tai, nes būna ir vaikai sako, kai kurie sako, lemba, čia geriausias mano gimtadienis. Plačiau galite rasti apie tai informacijos SKM.lt, ten yra ir Manto Ambraškos ir kontaktinis numeris, pasiskambinkit, pasiklauskit, o dabar taupom laiką ir važiuojam toliau, tai dar vieną prašom ištraukti lapelį. Bandysim. Gerai, aš per tą laiką. Ar tu nori temti gumą, ar man temt, kol tu ištrauksi klausimą? Viskas, jau skaitau. Taip. Ką treneriui Mantui suteikė studijos VDU švietimo akademijoje? Kurias baigėjai beje visai neseniai. Jo, metai atgal, grubiai sakykime. Tai
bet kaip ir kalbėjom, svarbu treneriui ir vaikam, ir tėveliam visada tas tobulėjimas, ieškojimas galimybių. Tai aš irgi nespėjau į tą dalyką ir studijavau. Tai tos studijos man iš tikrųjų kažkiek pagilino žinias tam tikrose srityse. Ir tikrai tų žinių, jų reikia, jas reikia atsišviežinti, atsinaujinti, sakykime. Bet pridėjo, kaip sakykime, vėlgi tam tikrų momentų, kada aš, sakykime, pradėjau mokytis, čia buvo pandeminiai metai, man atrodo. Jo, tai tada netgi teko vėlgi prisiminti tokius dalykus kaip namų darbai ir kiti dalykai, kurie susijęs su tuvim, tai vėlgi pradėjai dar geriau planuotis tą laiką, kad maksimaliai išnaudot, nes turi vis tiek ir treniruotę pasiplanuoti, ir pasiplanuoti mokslus, ir su vaikais galų galia pabūt namie. Tai tikrai buvo reikalų, bet mes dabar gyvenam šiais laikais turbūt tokiu metu, kada tų reikalų yra pilna ir jų nemažėja. Ir turi juos suspėti pasidaryti ir mokslai buvo tas momentas, ką reikėjo tikrai pasidaryti, išmokti, prisiminti ir užtvirtinti. Tai tą pavyko padaryti. Bet visko iš YouTube, kaip sakoma, neišmoksi, reikia ir į paskaitas nueiti gyvai. Teko, kelis kartus teko pabūti ir iš tikrųjų įdomus dalykas, kad, tarkim, jeigu mes kalbėsim apie tam tikras sporto šakas, tai vėlgi žiūrėjus, stebėjus treniruotės, tikrai yra daug panašių dalykų tarp sporto šakų. Ir krepšinyje galima pritaikyti nemažai ir rankinio dalykų, ir ta prasme, tikrai eilė sporto šakų, kurios yra krepšiniui naudingos. Tai pakėlė tavo dar labiau žinias, ar ne? Jo, kažkokie pratimai, kažkokios technikos. Buvo įdomu. Tikrai nesigailiu ir džiaugiuosi. Reklamą vedu švietimo akademijai. Taip. Ir gerai, traukime kitą lapelį, o kol mantas ištrauks, aš pasakysiu, kad šį sezoną podcastų veidai išlieka tie patys, tai yra Andrius Čerškus ir Jonas Bernardas Putkis ir aš Balys Šmigelskas. Keisimės savo vietomis. O koks klausimas man tai? Taip, kokias naudas moksleiviai ir jo šeimai duoda krepšinio mokyklos lankymas? Klausimas reikalaujantis plataus atsakymo, ar ne? Jo, aš bandysiu gal labai neįsiplėsti, nes tas laikas mus taip riboja, bet, kokia nauda? Tai vienas dalykas, galbūt, sakykime, užimtumas. Mes kalbam, kad vaikus reikia užimti ir čia yra ta problema. Mokyklose šiemet išryškėjo, kaip ir vėlgi išnekam visi, kad vaikam reikia to užimtumo ir kartais to vieno būrelio nėra pakankama. Tai aš skaitau, kad tikrai tas būrelis yra reikalingas ir užimtumas būrelėje yra gana neblogas. Jeigu, tarkim, krepšinėje 3 ar 4 treniruotės per savaitę, plus galbūt kartais dar kažkokios varžybos, tai tėveliai yra patenkinti, kad vaikai turi užimtumą, turi save kur realizuoti ir galim prieiti prie to, kad, sakykime, bendruomeniškumas. Tai ir tėveliai ateina pasižiūrėti tų varžybų kartais ir mes sėkmingai šiais metais startavom Lukių bendruomeniai su varžybom tėveliai prieš vaikus. Tai ir pažaisti, ir žinoti, kad vaikas užimtas ir dalyvauti aktyviai tuose veiklose, stebėtojo, galbūt kažkur, sakykime, padėti kažkokiais aspektais. Tai čia yra labai, labai daug naudos. Gerai. Tai dar važiuojam toliau, tada traukim, nežinau, klausimų tikrai yra įdomių, noriu spėti kuo daugiau. Taip. Dabar klausimas. Iki šiol nieko nematau. Pasidė kažkokios pirmas raidės matosi. Taip, visi gali užduoti klausimus viešai. Tai yra irgi mūsų. Ar žinai, kas yra lifto testas? Įdomi tema. Tai žinai ar ne? Lifto testo nežinau, bet mes darom tokį kombinaciją žaidime, derinuką tokį, kuris vadinasi liftas. Ir čia yra tarp trenerių žinomas tas liftas, kada metiką išleidžia į žaidėjas, statydamas užtvarą nuo baudos ir metant metikas tritaškį. Prieš tai, aišku, kamuolį atliekus ant 45 laipsnių kampo perdavus. Tai mes vadinam su vaikais liftu.
Tai o lifto testo nežinau. Norėčiau sužinoti, gal gali atskleisti. Galiu. Čia šiaip buvo net ir mano klausimas, iš tikrųjų galiu prisipažinti. Tai lifto testas gal tau teko girdėti. Pavyzdžiui, kyli į 8 aukštą liftų ir tu žinai, kad tau pasistaikė laimė kilti su žmogum, kuris yra galbūt įtakingiausias žmogus per visą tavo gyvenimą, ką tu iki šiol matęs arba net ir matysi ateityje. Tai va, ir tu žinai, kad tu turi šitą šansą, kol užkilsi iki 8 aukšto, tai maždaug apie pusę minutės laiko jį sužavėti taip, kad jam parduoti save, savo žinias, savo kompetencijas, galbūt ir savo komandą kažkokią, žinai, kad ją kažkur išvežti, užsienį panašiai, kad vaikai matytų platų pasaulį, žinai, pažaistų krepšinį. Tai pavyzdžiui, ką tu papasakotum apie save, SKM, kol iki 8 aukšto su tuo žmogum kilsi. Geras, ne? Jo, geras, čia dabar taip sunku būtų iškart taip. Bet bandom tada per pusę minutės. Pusę minutės, jau startuojam. Na, tai... Aš esu tas žmogus, jo. Jo, iš tikrųjų, tai mes pati kaip organizacija visada atsiduodam 100%. Ir kol užkilti tą 8 aukštą, ne? Jau trečias tai dabar. Mes jau kylam kiek metų, žiūrėkit, mes kylam ir esam pirmi ir mūsų niekas neaplenkia. Tai rodo, kad mes dirbam stipriai, nuoširdžiai ir dirbam su aistra. Ir kur man reikėtų jūs kreiptis ar pas ką man pasiskambinti, jeigu mane domina? Jeigu jį domina, tai aš esu, su manim šnekam. Aha, tai apsikeisim numeriais tada. Pakviesim jūsų treniruotę, o ten, žinokit, labai smagu. Gerai, nes man jau reikia lips. Ačiū, viso geriausio. Iki, susimatymo. Pasibandėm. Tai jeigu tokia iškils kitą kartą jau situaciją, užžinosi, ką sakyti. Taip. Jo. Gerai. Geras, įdomus. Geras, jo. Nu, dabar trauksiu gal tokį trumpesnį, kad čia mažiau būtų skaitimo ir gal greičiau pamatyčiau raidės. Kas yra Lokių bendruomenė ir kokie jie yra? Tai mūsų Lokių bendruomenė tai yra mano 20 metų gimimo vaikai, kurie žaidžia moksleivių krepšinio lygoje šiemet. Tai, sakykime, tai va ta bendruomenė, tos komandos. Ir jinai tokia, jinai susiformavusi. Turim Facebook'e savo grupę, turim virš 100 žmonių narių. Jinai vis auganti, vis keičiantis, sakykime, jinai atjaunėja, atsiranda naujų žmonių, kažkas, sakykime, kažkas išeina, žodžiu, mes esam tokia gyva, jauki ir namai nuoširdi bendruomenė, kur bandom kurti tą tokį bendruomeniškumą, kad, kaip mes ir kalbėjau prieš tai, kad krepšinis ta bendruomenė, jinai vieni ir tėvus, ir tėvam tos veiklos yra. Ir labai džiaugiuosi, kad jie ateina ir palaiko ir tose varžybose, ir prisideda visiškai visais dalykais, ko reikia, galbūt netgi, sakykime, kartais ir atsako, treneriai, reikia padėsim, viskas ok, sakau, čia varžybos vyksta, mes važiuojam autobusais tom. Nėra jokios problemos, bet kada mes galim vienas kitam padėti. Tai čia yra labai tas toks stiprios bendruomenės bruožas ir labai norėčiau, kad visos SKM bendruomenės būtų tokios. Ir linkiu jomis būti. O kur čia Vilniaus vietoje vyksta krepšinis pas jūs? Fabioniškėse. Aš su šitą grupę sportuojam Fabioniškių rajone. Okay. Tai dar vienas signalas Fabioniškių aktyviems vaikams. Jo, labai gerai man tai darai, kad trauki, o aš tik priminsiu, kad šiandien pas mus vieši Mantas Ambraška, kuris dirba krepšinio specialistu Vilniaus Fabioniškių mikrorajone. Taip, netoli Riomerio. Gal bus dar aiškiau. Taip, kokia tavo kaip trenerio didžiausia svajonė? Kaip žaidėjo svajonė žaisti NBA, ar ne? Aukščiausiam lygyje, tai trenerio svajonė aukščiausiam lygyje ir treniruoti. Tai vėlgi, kiekvienas treneris galvoja, aš galvoju, kad kiekvienas treneris turi galvoti realistiškai ir matyti save tam paveiksle kontekste krepšinėje, kuris gali save geriausiai realizuoti, sakykime.
ar vyrų krepšinis, ar vaikų krepšinis, yra labai daug sričių, vyrai, moteris, ar ne? Tai aš turiu svajonę, norėčiau žaisti A divizionę komandą turėti ir čia yra toks mano tikslas. Ir dirbam, siekiam to, o gyvenimas parodys, kaip bus. Taip, dar esi jaunas, tau viskas prieš akį. Taip, ir kiekvienais metais vis jaunėjau. Taip, su metais tampame vis protingesni ir jaunesni, nebent sieloje. Kaupiam patirtį. Taip. Kaip čia vienas žmogus sakė, sako, tai sveikinam tave su 34, sako, ne, man 18, aš dar tik 16 metų patirties prikaupęs. Tai mes kaupiam tą bagažą. Taip, ar sutinki, kad 2-2 yra krepšinio pagrindas? Įdomus klausimas. Šiaip kiekvienas treneris turi tam tikrų specifinių, manau, kad ir dalykų, ką jis žaidžia, ką jis akcentuoja ir vaikam, ir, sakykime, vėlgi, kalbant apie kokį amžių, jeigu, sakykime, kalbam apie tą vyresnį amžių, kada jau tas 2-2 yra, tai jis yra labai svarbus. Ir jis keičiasi, tas krepšinis šiek tiek, bet tie kažkokie tai akcentai 2-2 krepšinėje lieka ir tu nuo jų niekur nepabėgsi, jeigu tu pats labai daug neakcentuosi to puolime žaisti, vis tiek bus komanda, kuri tą žaidžia, reikės gintis. Tai tu ruošiesi ir tam, ir taip, 2-2 Europoje. Mes visada atsimenam, ne? 2-2. 2-2. Link ko aš galėčiau pakreipti šitą klausimą, tai link to, kad dabar atrodo tikrai daug, kad žaidžia tiesiog 2-2 ir aišku, daug visokių variacijų, bet jau nueina į antrą planą tie ilgi deriniai su snaiperių išvedimais. Ar tai yra nauja mada, kurią ir tu taikai? Mes darom, sakykime, žaidime, vis tiek yra ta pirma užtvara ir iš jos po to kuriamas žaidimas yra iš judėjimo, gynybų ir puolime. Kiek žaidėjas talentingas ir gali tą išpildyti, tai čia yra kitas klausimas, bet yra daug tų vadinamų visų situacijų, kada mes šiaip statom užtvarą. Aš neakcentuoju žaidime, kad ten tik centras stato užtvarą ir mažiukas tik tai rolina. Ne, ten yra pas mane daug tų kombinacijų, kaip ir daug trenerių, kurie ir studijų metais man ir šiaip, prasme, su ko pakalbė, tai yra daug trenerių, kurie sako, kad, sakykime, vis tiek 13-14 metų yra tas amžius, kai žaidėjas turi, faktiškai viską mokėti daryti, nes dabar krepšinėje tos pozicijos labai keičiasi. Žiūrėkit, kiek anksčiau būdavo 2 aukšti, lėti žaidėjai visada aikšteliai, dabar žiūrėkit, centras 2 metrai ir daro viską. Tai labai, labai sunku pasakyti, kaip bus po 10 metų, bet turbūt kažkokie akcentai lieka, kažkas naujo gal prasidės, žiūrėkit, gal tas kokia 4 taškų linija. Gal mes vėl kitaip žaisim, gal mesim nuo vidurio bus 5 taškai. O kada pats paskutinį kartą buvo į aikštę išbėgęs? Šiaip tai iš tikrųjų net nežinau, čia skaitosi, aš čia dabar teisėjavau kelias varžybas draugiškas ir laukių bendruomenė kaip tik turėjo, sakau, varžybas tarp vaikų ir tėvelių, tai turėjau įtampos, gau spaudimo, supratau ir atsiminiau, koks yra, iš tikrųjų, koks yra sunkus teisėjo darbas. Ir buvo ką veikti. Gal pasakysi, kad koks yra sunkus darbas? Žaisti jo, bet teisėjauti yra, ne ką lengviau. Nes nuo tavo sprendimo gali labai daug priklausyti ir jeigu tu, sakykime, kažkur vienoje kitoje vietoje nepadarai švilpuko, kur buvo lemiamos atakos, tai mes treneriai dar kažkaip, tai irgi ne visi, bet mes treneriai kažkaip susitaikom, bet vaikam, tai čia yra taip, visi klysta. Labai skaudu. Ir vaikai, ir teisėjai, ir treneriai, ir tėveliai. Koks dar kitas klausimas? Taip, kitas klausimas, kaip atrodė pirmasis tavo darbo pokalbis SKM? Jo, tai linkėjimai ir Fredui Lukoševičiui, ir šeimai gausiai, jau dabar labai. Tai aš kalbėjau, pirmą kartą buvom susitikę su Alfredu, jo, ir kalbėjom, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš tą krepšinio trenerio darbą, nes aš jo kaip ir nebuvau dirbęs,
Tai čia gal buvo 2012 metai. Iš karto pamokslo tai jai. Jo, tai kada aš pradėjau kalbėti su Alfredu, tai turbūt gimė kažkurie krepšininkai 2012 kartos. Tai tiek laiko jau praėjo nuo to pokalbio. Tai va, tai kažkokia vizija, tai mes pradėjom kažkokius tai uždėti planus ir bandymus, kaip tai atrodo, kaip tai veikia ir ar tai tinka. Ir tinka Skemui, tinka man. Ar buvo jaudulio, baimės? Jo, jeigu nėra baimių ir jaudulio, tai reiškia kažkas negerai. Kaip sako, man vaikai sako, ten ir aš biškį bijau. Nu, jeigu jaunės ir bijai prieš varžybas, tai yra gerai. Reiškia, tau rūpi, reiškia, tau tai svarbu. Tai neišimtis. Tai suprantu, kad buvo geras pokalbis. Jo, buvo geras, jaukus pokalbis. Aš manau, kad jeigu yra pokalbis tarp dviejų žmonių, tai turi sueiti tą chemiją, tas, kaip sakyti, akių kontaktas, sutaptas laukas. Ir manau, kad tas vyko ir dabar esam, kur esam. Taip, nuostabiai. Taigi, 22 metų kovo tapai geriausias Skem mėnesio treneriu. Kuo šis mėnuo buvo tau toks sėkmingas? Atsimeni ar nelabai? Jo, aš taip atsimenu, aišku, tai buvo labai malonu, aišku, tas įvertinimas, aš jo labai nesureikšminu, bet buvo smagu, kad buvo ir tėveliai tokie aktyvūs ir vaikai, buvę auklėtiniai, ir esami, kurie palaikė, paspaudė like, širdelę, dar kažką. Tai, toks jaukus momentas yra. Aš žinau, kad mum treneriam ar mokytojam, pedagogam, sakykime, vis tiek mes kaip ir pedagogai, sakykime, vis tiek auklėm vaikus, mokam to krepšinio pagrindų, kitų dalykų gyvenime. Tai, mum yra didžiausias, manau, gal netgi ir sakyčiau, kaifas, įvertinimas, kada žaidėjai vertina tai, kada jie treneriai faini, čia gerai, man labai patiko, ar čia tas labai yra tie akcentavimai, manau, kad čia nėra pinigai, čia yra, sakykime, tas kažko davimas ir kažko gavimas atgal. Nematerialaus, bet va to žodinio, to kažkokio jaukaus ir toks, jis suteikia tau jėgų, tu žinai išeini toks, blembo, faini, vėl pasikrovo jėgų, nors gal tu ten dirbai iki 9 vakaro, bet išeini, žinai, kaip, galėčiau dar, žinai, dirbti dabar. Labai džiugu girdėt, kad toks jausmas yra, kai iš kažko išgirsi tą šiltą žodį ir tikrai jų reikia visiems. Tai va, tas mėnuo ką dar, jeigu pabaigai, dabar atsiminiau dar vieną momentą, kad mes ten iš tikrųjų tą mėnesį labai gerai sužaidėm ir tas mėnuo, čia vėlgi buvo ten tie visi po covidiniai metai, tai pergalės yra labai gerai, jos labai pakėlėja emociškai, bet geriausiai pasimokom ir tobulėjom iš pralaimėjimų ir iš klaidų. Tai va, atsiminkit visi ir jaunieji, kurie jeigu klauso dabar krepšininkai, kad jeigu ir pralaimit, tai nereiškia, kad tai bus visada ir nereiškia, kad jeigu visada laimit ir laimėsit visada toliau. Taip. Čia yra procesas. Procesas. Jo, tai. Trust the process. Ir turime laiko paskutiniam klausimui. Taigi. Kokie sistemoje augo Mantas kaip krepšininkas ir kaip treneris? Šitas buvo. Tai mes šitą galim praleisti, aš galvoju, kad tokį, aš čia jau nebedaug jų liko. Jo. Manau, kad dar bus gerų. Kuo darbas darželėje skiriasi nuo darbo su moksleiviais? Tai labai skiriasi. Darželėje yra visiškai kitaip. Darželėje treniruotėje nėra tos tokios griežtos struktūros, kokia, sakykime, yra moksleiviuose. Bet darželė yra labai svarbi ta emocija per žaidimą, per patirtį ir kontaktą su treneriu. Tu visada išeini ten šlapęs vos ne iš treniruotės, nes tu pats viskas eis darai, tu turi pats daryti, turi pats ten žaidimuose aktyviai dalyvauti ir tai yra tas toks, tu visiškai atitrūksti nuo to, nuo dirinių, nuo procesų, to stebėjimo kažkokio. Tai tas labai yra kitaip, o moksleiviai, tas krepšinis, jis yra vėlgi metai nuo metų, reikia lyginti, sakykime, galbūt metus,
bet su kuriais aš dirbu ir su mažesniais, ir su vyresniais, tai ten jau daugiau yra tokių detalių, to kažkokio tai šlifavimo, toks biški kartais gal yra atrodo nuobodus tas krepšinis treniruotė, ne vėl treneri tas, bet kažką naujo įdėdi, kažką sudėtingiau įdėdi, jau tam vaikui pavyksta, jis jau nori to, o mažesni vaikai jie labiau yra krepšinėje, jie mėgsta kamuolį, jie mėgsta tos metimus į krepšį ir jie mėgsta tą tokį siautulį. Tik reikia, aišku, jį reguliuoti, kiek įmanoma, ir kad tas vaikas ta aistra užsikrėstų krepšinio darželį ir užaugtų tą aistrą į mokyklą. Ačiū labai, Mantai, kad atvykai pas mus šiandien. Priminsiu, tai buvo krepšinio specialistas Mantas Ambraška, kuris dirba Fabioniškių mikrorajone ir kuriam darželį? Pašilaičiuose darželis Aušra. Tai va, jeigu norite tapti Manto auklėtiniu, arba norite, kad jūsų vaikai taptų Manto auklėtiniu, taip lankykite skemant.lt, ten rasite Manto Ambraškos kontaktus. Mantai, dabar tavo paskutinis žodis šiam podcast'e, gal koks ar palinkėjimas visiems ar panašiai? Tai visiems palinkėsiu gero sezono, pergalių, o sakau, kaip ir minėjau anksčiau, pralaimėjimai tegul jūs grūdina ir daro stipresniais. Ačiū labai ir iki malonaus.